Mano Vileišio 15 namas. Nesenai sutvarkė šaligatvį. Aš į savo portaluose rašinėjau. Labai džiaugiuosi. Sutvarkė. Pergyvenom audrą. Čia matyt, kad išverstas vienas medis, tolumoj. Bet aš išeinu papasakoti labai įdomią istoriją, kuri sieja čia va, gretimai 16 name esančią Kibininę. Paskui įsikūrusi, kaip matote, pirmam aukšte parduotuvė yra ornitostogos. Čia ornitologai jie organizuoja išvykas ir prekiauja visokiais reikmenimis, stebėti gamtą, paukščius. O, va, matot, va, dar vienas medis mūsų išrautas guli. Va, šitie Vileišio 16 namas ir vaikinai čia įsikūrė, labai įdomią veiklą vysto, viskas internete yra. Va, šitas jų ofisiukas. Bet reiškia, aš ten einu. Kodėl aš šitą pasakoju? Ten labai įdomi istorija. Štai aš apie tai ir ruošiuos papasakoti. Va, dabar pereinu. Čia mūsų patvarkyta aplinka šiek tiek. Čia išverstas medis. Taip va. Va čia yra Kibininė. Va tam name, 16 name, kadaise vadinosi Upės. Tai 70 metais maždaug praeito šimtmečio. Čia buvo atidaryta viena iš pirmųjų Lietuvoje Kibininių. Va čia medis išverstas per audrą dar, va, matot, visi šitie langai. Ir visas pirmas aukštas čia buvo Kibininė. Pagal dabartinius vertinimus tai būtų labai puikus restoranas. Pirmam aukšte aš paskui dėsiu iliustracijas tas visas į savo portalą. Buvo įdėti labai gražus vitražai. Ir populiari buvo šita, reiškia, užeiga. Man tai labai įdomu tai, kad reiškia maždaug, kada prasidėjo pertvarkos laikas, reiškia, ją įsigijo mano pažįstamas toks Viačeslavas Ševiakovas. Va, ir taip aš vat suvedu viską, šitos paukščius, va šitą vietą. Kadangi Ševiakovas pagal savo, reiškia, specialybę buvo biologas, užsiiminėjo paukščiais ir buvo Maskvos universitete baigęs aspirantūrą. Vienu žodžiu, jisai mokslinį darbą buvo paruošęs iš paukščių ir biologijos daktaras. Tai vat, jau ta pati va Kibininė. Tai peisiu aplinkui, sako, čia jie parduotuvę turi, aš kiek supratau, tos ornitostogos, o čia antram aukšte liktai, va šaunus vaikinai. Tai aš sutikęs jų direktorių, papasakojau istoriją. Reiškia, Ševiakovas kažkaip tai labai anksti su žmona įmirė. Nežinau, dabar jį išdalino šitą patalpą, čia visokių ofisų prisikūrė, nu, bet ir tie ornitologai. O koks įdomus man, reiškia, atsiminimuose įvykis, tai, reiškia, per pačią pertvarką, netgi prieš ją, nu, jos metu, sakykim, reiškia, buvęs instituto direktorius Petras Zenčkauskas, daktaras, entomologas, ir su botanikos instituto kartu direktoriumi jie įkūrė, reiškia, kooperatyvą. Tuo metu tai vadindavosi kooperatyvą ir, reiškia, gaudavo ūkiskaitas, reiškia, ir vieną kartą aš susirinkimuose irgi teko dalyvauti. Ir Zenčkauskas sako, sako, Ševiakovas, ką jisai, sako,
gudragalvis, o čia kaip tik va tas ofisas jų. Sako, jisai ką padarė? Jisai Baltupiuose buvo parduotuvė, reiškia, padarė ūkiskaitą, kad jis išgaudės visus paukščius iš tos parduotuvės. Ir jisai, reiškia, atvežė bambukinių lazdų, įdavė pardavėjams ir, reiškia, kad jos mosuotų užrišusios skudurus ant tų bambukinių lazdų ir taip atsikratyti paukščiais. Nu, taip ir atsikratė tais paukščiais. Čia tas metodas, kur Kinijoje chunveibinai, reiškia, taip darydavo. Irgi, reiškia, kultūrinės revoliucijos metu, kadangi Kinijoje, reiškia, tie smulkus sparnuočiai, jie išlesdavo derlių jų. Tai, vat, kad apsisaugo, tai jie daužydami visokius puodus, gelžgalius ir riekaudami išvaikydavo paukščius. Tai va, tai jis tokį patį metodą čia priklausė. Tai jisai paaiškina, Viačeslavas sako, nu taigi viskas gerai, viskas įvykdyta. Aš nežinau, kiek ten to ūkiskaita buvo tų rublių, bet gan nemenka. Bet, reiškia, buvo tikslas pasiektas, reiškia. Nu, ir tokiu būdu, va, toks įdomus atvejis. Aš šitą papasakojau Mariui. Reiškia, šitos uždarosios akcinės bendrovės ornitostogos direktoriui tą istoriją, kaip siejasi, reiškia, šitą patalpą, visą šitą su sparnuočiais. Va, dar tai kartą grįžtu aš prie šitą viską. Tai va, tokia istorija papasakoju. Man tai prisiminimas ir įdomi, kaip Kibininė siejasi su ornitologais. Ornitologas buvo įsigijęs, o tas Viačeslavas Ševiakovas, amžinatilsi. O dabar kiti ornitologai apsistoja šitose pačiuose patalpose. O taip, va, kibinai, paukščiai, viskas sugrįžo į savo vėžes. O tokie reikalai. Taip, mano pasakojimas, man įdomu tai, kad aš šalia gyvenu ir su tais ornitologais man teko pabendrauti. Tai va, mano istorija tokia. Va, išvartas. Čia labai gera aplinka, dviračių takas šalia. Labai viskas puiku. Tai tiek.